Sveiki gyvi, čia daktaras Mantas Martišius ir studijoje pas mūsų socialdemokratų frakcijos Seime narys Eugenijus Sabutis. Labadiena. Sveiki gyvi. Pradėkime nuo paprasto dalyko. Šiandieną Delfis paskelbė tokius skaičius, kad pagal Baltijos tyrimų duomenis iš 10 rinkėjų 4 balsuotų už dabartinį prezidentą Gitaną Nausėdą. Šitie skaičiai mums geri ar nelabai? Mano įsitikinimu yra geri ir geri dėl kelių priežasčių. Tai pirma priežastis, socialdemokratų partija oficialiai palaiko dabartinį prezidentą ir tikisi, kad jis bus ir antroje kadencijoje. O kitas toks galbūt kaip pajuokavimas galima pasakyti, kad kaip mes visi vis kalbame, kaip reikia ir kur reikia ieškoti pinigų, pataupyti ir juos skirti vienai ar kitai sričiai, tai pagal šitos apklausos rezultatus, tai jeigu pavyktų dabartiniam prezidentui per pirmą turą jau užsitikrinti pergalę, tai nereikėtų rengti antro turą ir sutaupytume turbūt ne 1 milijoną eurų. Tai va, tai iš abiejų pusių žiūrint yra geri rezultatai apklausos ypatingai. Taip, tai reiškia sutaupytume rinkimų organizavimą, nes dabar gaunasi vos per mėnesį 3 rinkimai ir tai iš tikrųjų pakankamai sudėtinga. Čia kitas dalykas yra tas, kad yra kalbama, kad dešiniųjų, šiuo atveju Tėvynės sąjungos rinkėjai, jie yra drausmingesni ir ar saulė šviečia, ar lietus lyja, jie į bet kokius rinkimus ateina. O kairiųjų rinkėjas, jisai nebūtinai yra toksai drausmingas, jisai gali pasirinkti kitas planus. Tai iš tikrųjų, jeigu prezidentas laimėtų, mums netgi politiškai mums būtų naudingiau. Tai politiškai mes turime ne vieną sąlyčio tašką. Aišku, yra matyti ir skirtumų, kaip ir visada yra, nes tai dabartinis prezidentas nėra socialdemokratų partijos narys, niekada jo nebuvo ir matyti niekada nebus, bet sąlyčio taškai yra. Bet kitas dalykas, ką jūs minėjote apie Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkėjus, tai taip, tai yra jų pliusas, kad jų rinkėjas, kaip sakant, ar lyja, ar sninga, ar pūga, ar audra, ar ekstremali situacijas, bet kuriuo atveju ateina, bet tik tai jis ir ateina. Tai jeigu yra, tarkim, rinkimai, kur jų kandidatas galbūt netoks stiprus, galbūt antram turė neišeina, tai tada jau kitom politiniam jėgom yra paprasčiau, nes konservatoriai, vadinkime juos tiesiai šviesiai konservatoriais, jie kiek turi rinkėjų, tiek ir turi. Ir matyt, aš nesu atsispausinęs visų tų tyrimų ir panašiai, ar visų balsavimo rezultatų, bet ganėtinai akivaizdžiai matosi jų lubos. Ta prasme, tai jie lubas reiškia, turi rinkėjų lubas, tai taip jie drausmingi, taip jie ateina, bet yra lubos. Užsiauginti naujus turbūt būtų didžiausias iššūkis jiem, bet mes čia neturime už juos spręsti jų iššūkių ir jų problemų. Taip, nes turbūt dešiniųjų, netgi bendrai su jiems tos lubos yra apie 25% rinkėjų ir jeigu rinkimų aktyvumas yra labai mažas, tai kuo mažesnis aktyvumas, tuo jiems yra geriau. Taip, šiuo atveju. Pabaigiant prezidento visus tos rinkimus ir tos reitingus, grįžkime truputėlį, gal porą mėnesių gal. Konferencijos socialdemokratai nusprendžia paremti dabartinį prezidentą Gitaną Nausėdą. Buvo galimybė kelti savo kandidatą. Kodėl buvo priimtas sprendimas remti dabartinį šalies vadovą? Kaip jūs vertinate? Kodėl? Vienas dalykas turbūt vienaip atsakytų partijos pirmininkė, jeigu jos paklaustumėt. Aš kaip partijos narys galiu pasakyti savo supratimą, kodėl. Ir vienas dalykas, taip, yra emocijos. Didžiausia Lietuvos partija turi kelti savo kandidatą. Emociškai žiūrint. Turime kelti ir viską. Nes dabar sakome, nes didžiausia partija neturi savo kandidatą. Taip. Bet aišku, visi kritikai, kurie tą sako, vienu ar kitu momentu istorijoje gali atsigręžti į savo veiksmus ir pamatyti, kad kažkuriais tai momentais ir jų partijos, nors ir buvo ir didelės, ir populiarios, lygiai taip pat nekeldavo savo kandidato, paremdavo kažką. Tai aš žiūriu paprastai ir labai pragmatiškai. Ir netgi racionaliai į visą šitą procesą. Tai jeigu šiuo metu jau daugiau negu 2 metai vyksta karas Ukrainoje, jeigu mūsų dabartinis prezidentas, kuriam iš esmės yra pavesta Lietuvos saugumas ir Lietuvos užsienio politika, tai yra 2 pagrindinės kryptis, kuriomis jis turi dirbti, ir šiose kryptise jis dirba ir atsakingai, ir naudingai, ir iš tikrųjų produktyviai, ir gerai, tai
šiuo metu, kai iš esmės už sienos yra karas, už sienos yra toks priešininkas, su kuriuo nedaug dievė geriau nesusidurti ir geriau remti kitus, kas su juo kovoja, tai šiuo metu imti ir efektyviai ir gerai dirbantį keisti prezidentą į kitą. Ir tas kitas turės ką daryti, važinėti per užsienio valstybę, susipažinti su jų lyderiais ir panašiai. Reiškia, jisai turės iš naujo išmokti daugiau dalyką, ką jau Gitanas Nausėda išmoko. Taip, ką jau moka ir ką jau 2 metus daro, ypatingai užsienio politika, ypatingai saugumo klausimais. Tai yra paprastas, racionalus, pragmatiškas požiūris, kuris šiuo atveju, mano manimu, yra geras. Gerai, jūs pradėjote kalbėti apie karą Ukrainoje ir tas karas Ukrainos, kiek man čia tenka daryti tas tinklalaidės, visą laiką jis iškyla, nes be galo svarbus ir nedveikinis mūsų politinė darbotvarkė. Dabar vyksta klausimas dėl papildomų gynybos finansavimo. Iš kur gauti pinigų ir panašiai. Ir vienas iš būdų yra iš savivaldybių paimti pinigus ir duoti gynybai. Socialdemokratai tam nepritarė. Kokia pagrindinė priežastis nepritarimo? Tai pagrindinė nepritarimo priežastis, tai ir socialdemokratų, ir matyti ir tų kitų, kas nepritars. Tai lygiai taip pat ir savivaldos greičiausiai bus nepritarimas. Tai pirmas dalykas, kad kai mes formuojame biudžetą valstybės, jis ir vadinasi valstybės ir savivaldybių biudžetas. Ne? Bet suvokimas yra ne tas, kad savivaldybė pati savo ima ir susiformuoja biudžetą. Savivaldybės biudžetą suformuoja valstybė. Reiškia, tai galbūt mes nekalbėkime tada, jeigu aš to nenoriu daryti, bet jeigu valdantieji norėtų tą daryti, tai jie neturėtų sakyti, kad paimkime iš savivaldybių biudžetų. Tai jūs tada neduokite tokių biudžetų, kaip duodate dabar ir nieko imti nereikės. Ir tada jau aiškinsitės, kodėl jūs neduodate tokių biudžetų. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, aiškinti savivaldybei, ir tai yra labai daug metų ir aiškinama, kad žiūrėkit, jūs visada daug sutaupote. Ir tas prieš pastatoma tarsi tai būtų neigiamas dalykas. Ta prasme, kad savivaldybės sutaupo pinigus ir metų gale ten kiekviena, tarkim, priklausomai nuo dydžio, turi atitinkamą 500 milijoną, 1 milijoną, 2, 3, 4 ar 5. Aš tikiu, kad Vilniaus savivaldybė turbūt ir keliasdešimt milijonų turi metų pabaiga sutaupyta. Bet pasakyti, kad yra kažkas neigiamo, labai keista yra. Nes tai mano atžvilgiu, mano ir manimu, kad tai yra teigiamas dalykas, tai yra labai gerai, tai yra parodo savivaldybės darbo efektyvumą. Ir nedaug dievė mes metus, 2, 3 arba 4 pradėsime tai pristatyti kaip neigiamą ir tos likučius atiminėti arba sekančių metų biudžete sakyti, štai jūs turite programuoti mažesnių biudžetą. Ir mes tokių pat mažesnių ir tai padarys ką? Jūs atsimenat puikiai, kiek daug metų iš ministerijų, valstybės įvairių įmonių, įstaigų, organizacijų, atsimenat, kai būdavo metų pabaiga, ne? Mums liko likutis, kažkur mes jį turim išleisti, ne? Perkam viską, ne? Televizorius, bet ką, mokymus, seminarus, svarbu išleisti, nes kitais metais mes negausim, tiek gavome šiais. Tai aš bijau, kad gali būti labai, labai panašiai ir savivaldoje. O tai parodo, kad dabar dirbam efektyviai, liekam mėnuo ir mes efektyvumo pamirštam ir reiškia, reikia kažkur tai išleisti tos pinigus. O antra, tai iš programos nenori efektyviai dirbti apskritai. Dar žinot, jūs Vilniuje, jūs protingesni, davėt 100 milijonų ir pasakėt, kur jūs išleisti. Mes ir išleisim. Ir koks mums skirtumas? Išleidot, išleidom, neišleidot, išleidom. Ir viskas, tuo ir baigsis. Tai nemanau, kad tai yra geras būdas. Taip, tai yra įmanomas būdas. Tai ką valdžia apsispręs, taip ir padarys, nes bet kurią tai valdžia pati suformuoja savivaldai biudžetą, ne kitai. Gerai, jūs esate iš Europos. Taip. Dabar įsivaizduokite tokį dalyką. Vėl liekame prie tos gynybos papildomų finansavimo, jūs pasakėt, kodėl iš savivaldybės nereikėtų. Pavyzdžiui, gyvena žmogus Jonavoje ir jis žiūri į Vilnių ir sako, štai Vilnius statys stadioną už 150 milijonų. Oho, reiškia, kaip sakoma, priešas ant slenksčio, už vartų, jie stato pinigų. Tai gal iš tikrųjų reikėtų paimti 150 milijonų. Aišku, žmogus niekada iš šeimos nepaklaus, kad bus proporcingai paimta ir iš jo kažkas. Bet pavyzdžiui, ar Vilniaus konservatorių elgesys, neprovokuoja tas kalbas, kad nacionaliniu būdu reikėtų iš visos ir savivaldybių apkarpyti. Tai tos kalbos yra jau, kiek jau čia mėnesį, galbūt pusantro eina ir galbūt gerai svarto, bet greičiausiai, jeigu stadionas iš tikrųjų bus statomas. Bet, žinot, aš nenorėčiau susikoncentruoti tik tai Vilnių, nes tada,
mes turėsime labai negerą precedentą, kuris po to lygiai tuo baigsis, nuo ko mes ir pradėjom šitą pokalbį apie savivaldas. Tai žinot, atsisuksim į Vilnių ir sakysim, nu ką iš čia, karo metu leidžiat savo pramogas, bet tai lygiai taip pat Vilnius ir visi vilniečiai gali atsisukti į visą kitą Lietuvą, visas kitas savivaldybės ir sakys, palaukit, o jūs čia statot savo baseiną, karo metu baseiną, pramogėlės savo darotės, nereikia. O jūs kas statot savo mažesnį stadioną, nereikia. Jūs statot sporto centriuką, nereikia. Ir kai žinot, žiūrėsim, ir nereikia, gal vieną dieną prieisime prie to, kad pradėsim skaičiuoti, o kam, tarkim, jūsų savivaldybėje reikia renovuoti šitą mokyklą, jeigu jūsų savivaldybėje gyventojų skaičius mažėja, tai nereikia. Ir iš vis gali. Ir tada žinot. O gal savivaldybės jūsų nereikia? Nu čia žinot, čia yra radikaliai kitas kelias, nes tada galbūt iš tikrųjų pradėsim žiūrėti. 60 savivaldybių, didžioji dalis yra maža, nu ten po keliasdešimt tūkstančių ir gal keliolika netgi tūkstančių gyventojų. Tai kam jums reikia merų, kam jums reikia tarybų, kam visos tos išlaidos? Tai žinot, mes prieisime prie to, nu, aš nenoriu, kad tas būtų tikrai, bet galime prieiti prie tokio mąstymo, kad o tai kam iš vis ta savivalda? Tai galbūt padarykime iš centrinį valdymą iš Vilniaus, paskirkime 30 ar 40 vietininkų, žinot, tokių, ne visai tolima praeitis sovietinė arba ten carinė, tokių vietininkų, tokių prievaizdų. Generalų gubernatorių. Jo, generalų gubernatorių, tokių arba gubernatoriukų, žinot, jam bus skirtas Jonavoje tam gubernatoriukui kažkoks tai, žinot, biudžetas, nu ir pasakyta, ten pusė jo švietimui, dalis ten tam, na, viskas. Ir tu dalini, ir žmonės beldžiasi ir sako, aš tai čia nei rinktas, nei ką paskirtas iš Vilniaus, jūs ten nuvažiuokit ir aiškinkitės. Tai va šitoje vietoje mes galime turėti labai prastą precedentą. Ir nu, tikrai ne per savivaldą reikia spręsti. O per ką? Būdų yra įvairių. Socialdemokratai siūlo vienokius būdus, valdantieji siūlo kitokius, bet galbūt reikia pradėti žiūrėti ne nuo būdų. Ir aš, pavyzdžiui, Jonavoje, kaip daug turiu sutikimų su rinkėjais ir jie lygiai to paties manęs klausia. Tai, nu, ką jūs pasirinksite? Aš sakau, klausimą turbūt reikėtų kitokį pasirinkti. Ne ką mes pasirinksime, o kokią savyginos, vadinkim taip, koncepciją mes turėsime. Nes lygiai taip pat užduodame klausimus, o ką mums tie tankai? Ja, tai aš ne karybos ekspertas, aš nežinau, ką mums tankai. Man labiau turbūt dronai patinka, žiūrint tai, kas dabar vyksta ir kokio karo ypatybės, kariavimo ypatumai vyksta Ukraina. Tai aš negaliu pasakyti, bet jeigu mes pradėsim žiūrėti nuo to, ko mums ilgalaikiai perspektyvai reikės, tai galbūt reikėtų apskaičiuoti, ko reikės ir tada sakyti, kad mums dabar būtinai staigiai reikia pinigų, papildomų pinigų. Nes dabar apie kiek mes kalbame? 400 milijonų kažkur per metus papildomų. Čia aš man atrodo, tai 400 milijonų yra minimaliai, nes čia jūs teisingai pasakėte, nuo ko mes pradėsim, ką reikia. Nes viena vertus turbūt yra prioritetas stiprinti dabartinę kariuomenę, kitas prioritetas atsivežti vokiečių brigadą, trečias prioritetas visuotinį šaukimą padaryti. Ir jeigu viską, kaip sakoma, visus norus sudėtume, tai gaunasi ta suma gerokai didesnė. Pridėkim ketvirtą prioritetą. Greičiausiai būsimas krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako, dar komendantūras, tada rezervistai ir panašiai. Čia, kur nepasižiūri, visur reikės pinigų. Taip, ar mes viską galime vienu metu užtikrinti? Man irgi atrodo, kad ne. Gerai, lygime prie pinigų ir prie savivaldybių. Jeigu mes pažiūrėsime į 60 savivaldybių, tai aš tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet turbūt jas galima sudalinti į dvi nelygias dalis. Tos, kurios yra dotacinės ir tos, kurios dotuoja. Ir čia aš dabar pabūsiu labai dešinysis ir pasakysiu taip. Žiūrėkit, jeigu jūsų savivaldybė yra dotuojama, tai galbūt jūs turėtumėte gyventi pagal savo poreikius. Galite išleisti milijoną, nesurinkate tik tai milijoną, tai turite planuotis milijoną, o ne daugiau. Ir netikėtis iš Vilniaus, Kauno ar dar kažką. Kiti sako, solidaresnė, kad vis dėlto mes turime vystyti visą Lietuvą bendrame lygmenį. Klausimas yra paprastas, žiūrint į tą demografiją panašiai. Ar tai nėra tas savivaldybių kažkokių silpnesnių laiko pratempimas? Žinot, pateiksiu paprastą pavyzdį. Ignalinos rajono savivaldybė. 100 km nuo Vilniaus. 30 metų atgal 24 tūkstančiai gyventojų. Dabar 14. Ir, kaip sako, aš galiu duoti pinigų, jūs išlaikysit mokyklą, išlaikysit kultūros centrą, išlaikysit dar kažką, bet vis tiek
kaip sakoma, kryptis tai yra negatyvi. Kaip su tų savivaldybių, reiškia, pinigų padalinimu, kaip išspręsta, kad būtų ir socialiai teisinga, ir solidaru, ir efektyvu? Matyt, kaip socialiai teisinga ir solidaru labiausiai turėtų atsakyti socialdemokratų, ne dešinieji. Na tai aš dėl to jūsų klausiu. Taip, bet dešinieji, tai jie irgi elgėsi pagal įstatymus, jų nepažeidinėja, ir skiria tiek pinigų, kiek pagal įstatymus yra numatyta. Aišku, savivaldybės visada nori daugiau gauti. Natūralu, visi nori gauti daugiau. Gyvenant 2024 labai yra sunku pasakyti, kaip išspręsti problemą, kurią matyt užprogramavo, tarkim, prieš kokį 25 metus. Ir jos neišspręsi per 1, 2, 3 ar per vieną kadenciją. Problema, taip, jinai buvo užprogramuota ir jinai užprogramuota matyt ir pasaulinių tendencijų. Tai tikrai ne vienas mokslininkas sako, čia yra ne šių laikų, o netgi šimtmečių turbūt tendencija, kad žmogus nori išvažiuoti į miestą. Nes mieste natūraliai paprastam žmogui yra geresnis gyvenimas, didesnės pajamos ir panašiai. Plius keičiantis žemės ūkio technologijom, nereikia tiek žmonių ir čia bet ką nepaimsi. Ta prasme, jeigu tik tai žemės ūkė dirba procentais daug daugiau žmonių negu kitose šalyse, reiškia, tai yra besivystanti, prastai gyvenanti šalis. Kuo mažiau, reiškia, tuo geriau technologijos. Bet čia, žinot, mokslininkai tą išteiškinė ir tas visiškai aišku. Tai ar įmanoma bus atsukti neigiamą ratą? Galbūt, jeigu pumpuosime, kartais daugiau pinigų. Dabar akivaizdu, kad šiandien mes jų neturime kartais daugiau. Tai ką mes galėtume pasistengti padaryti, tai pristabdyti tą smukimą ir neigiamas tendencijas. Galbūt, bet ir vėl galbūt. Čia jau aš negaliu sakyti, kad vienas nuspręsčiau ir viską padaryčiau, bet vertinant įvairias tendencijas, galbūt reikėtų galvoti vis tik apie savivaldos kaip tokios, kad yra apjungimą kai kurių, netgi to sovietinio padalinimo į tokius rajonus, kuris išlikęs dabar, su kai kuriom išimtimis, Kazlų Rūda, Kalvarija ir panašiai, kur nedidelės savivaldybės atsirado jau nepriklausomybės metu, galbūt jau perbraižyti pagal dabartinės, sakykime, tas socialinės ir net nežinau, pagal kažkokias tai ribas, kur kūrėsi natūraliai, kur žmogus, tarkim, gyvenantis administraciškai viename rajone, nejaučia iš to rajono, jis jaučia šalia esančio rajono ir nieko negauna. Turbūt Vilnius tai tas labiausiai jaučia, kur praeina riba miesto, jau čia jau rajonas ir tu viskas tavo gyvenimas Vilniuje, išskyrus, kad tu nakvoji Vilniaus rajone. Panašiai turbūt. Taip. Ir tada važiuodamas nakvoti arba į darbą negauni gerų kelių, negauni to, Bet čia daugiau yra tokių rajonų, pavyzdžiui, Kėdainiai, Jonava, yra Kauno didžiulis centras, kaip traukia. Taip. Bet žiūrėkit, Jonavoje, pavyzdys. Tikrai ne vieną dešimtmetį Jonavos vietos politikai ginčiusi. Toks merkantilistinis požiūris labai vyravo. Viskas turi būti pas mus. Tai yra ir darbo vietos, ir pramogos, ir geras gyvenimas, tik tai Jonava. Jeigu jau žmogus važiuoja į Kauną dirbti, reiškia mes kažką blogai darom. Aš pačiu atvirkščiai galvoju, tai mes turime užtikrinti gerą susisiekimą ir tegul žmogus dirba kur nori. Bet jeigu žmogus leidžia savo laisvalaikį, pramogas ir gyventi nori Jonavoje, reiškia mes padarėm savo darbą gerai. Bet jeigu jis išvažiuoja, išsikrausto, parduoda butą ir butas įeina į rinką ir ta rinka, tarkim, didėja laisvų butų ir panašiai, kaip atsitinka kaimo vietovėse, ypatingai tuose buvusiuose kolūkinėse kaimuose, kur stovi ten, 3-4 aukščių daugiabučiai ir ten po 1-2 butus gyvename, žmonės tiesiog apleidė, nes neturi ką veikti. Tada jau yra bloga tendencija. Ir jeigu toks kaimas būtų gyvas, ar žmogus dirbtų kitur ir galėtų gerų kelių važiuoti, 100 metų, tai tegul ir gyvena ir džiaugiasi to gyvenimu savo. Bet ar mes sustabdysime tas neigiamas tendencijas? Nežinau, aš nesiryžtu būti optimistų šitoje vietoje, nes kiek buvo valdžių, visos apie tai labai daug kalbėjo. Visos kalbės. Ir kalbės. Ir visi kalbės, nes turbūt, aišku, mes turime pripažinti vieną paprastą dalyką. Visiškos teisybės pasakymas yra labai kartus ir labai nesvarbus. Dėl to ne visi nori pasakyti. Kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtume į paskutinės demografinės tendencijas, ką mes visą Europą sensta. Ir iš tikrųjų, mes galvom, kad
čia reikia žmonių atsivežti, bet visai nesiniai tokį išgirdau idėją, kuri mane iš tiesų supurtė. Mes galvom, kad į Lietuvą kažkas atvažiuos, nes čia nėra ugnikalnių, nėra sausrųdėžių, nėra potvinių ir taip toliau. Kraštas geras gyventi, tarsi atvažiuok ir gyven. Bet kai kas pasakė, kad, pavyzdžiui, Kinija irgi sensta ir Kinija išsiųs iš Afrikos didžiausius resursus, nes jai reikia žmonių ir panašiai. Ir kad tokios mažos šalis kaip Lietuva gali susidurti iš tikrųjų su tais depopuliacijos labai rimtais iššūkiais. Vienas iš tos depopuliacijos iššūkių, apie ką jūs galbūt netiesiogiai kalbėt, bet Delfyje yra jūsų publikacija, apie kainas. Kainos yra didelis. Aš dabar norėčiau pacituoti. Lietuvai tenka nepajudinėtina vieta Europos Sąjungos maisto išlaidos sudaro 5% šeimos biudžeto. Šiandien Lietuvoje kas mėnesį vidutiniškai išleidžia net apie 600 eurų. Seniau jūs rašėte, tai buvo 400 eurų. Dabar tas padidėjimas 200 eurų. Tai yra didelis padidėjimas. Be galo, kai maisto kaina. Aš suprantu, jeigu tu gyveni Marijampolėje, tai, kaip sakoma, gali ir Suvalkus nuvažiuoti. Bet jeigu gyveni Vilniuje, Jonavoje arba arčiau Latvijos sienos, tu negali. Kodėl tos maisto kainos didelis? Na, tai akivaizdu, kad maisto kainos drastiškai padidėjo per praėjusių porą metų, kai vėl grįžtame prie karo Ukrainoje. Kai buvo karas Ukrainoje, bet buvo energetinis karas, ne? Kai Rusija pagalvojo, kad drastiškai pakeldama dujų kainas, pastatys, kaip sakant, Europą ant kelio ir Europą pakels rankas ir nieko nedarys. Tai kaina, nepasidavimo kaina yra irgi kaina, reiškia padidėjo stipriai kaina. Dabar dujų kainos kritusios, energetikos kaina, išteklių kainos kritusios, tačiau maisto kainos nekrito ir niekur negrįžo. Galim savęs paklausti. Tai žmonių atlyginimai, reiškia, atitinkamai padidėjo, ne? Panašu, kad tiek nedėjo, nesivėrėjo maisto kaina. Ir atsakymas, žinot, pirštų į ką baksnuoti. Tai visi, kas nori, baksnuoja, nes niekas nenori prisimti atsakomybės, bet greičiausiai atsakomybę turi prisimti tie, kas pakelia kainas, ne? Nes yra tikrai tyrimų daryta, tai nei maisto perdirbėjai ypatingai, nei žemės ūkio produkciją tiekiantis, ūkininkai vadinkite, jie nepakėlė tiek kainą. Daugiausiai suvalgo tą pakelimą ir, kaip sakant, tą greitinėlę savo pasilieka didieji maisto tinklai, prekybininkai. Ir šitoje vietoje tikrai nekartą surodęs ir rašęs ir baksnojęs valdantiesiam, kad reikėtų rūpintis ir šitą sritimi. Ar valstybė kažką gali padaryti? Valstybė gali padaryti, bet savęs reikia klausti, ar aš noriu to padaryti. Ir šiuo metu nematau to noro, nes tas kartojimas, žinot, viską reguliuoja rinka, žinokit, juokingas. Aš apie tai dar daugiau pasakysiu, bet man, juokinga, kad rinka viską reguliuoja. Aš, va čia, kaip sakoma, kadangi mano sritis yra komunikacija ir propaganda, tai aš visą laiką atsimenu tokį dalyką, kada padidėja naftos kainos pasaulinės, labai greitai Lietuvoje padidėja degalų kainos, kada pasaulinės naftos kainos sumažėja, visą laiką būna toksai papasakojimas, kad oi, mes nusipirkom labai daug už brangiai, dabar turime tos likučius išsiparduoti ir panašiai, ir pusę metų ten pradėjo. Parodykite man tos sandėlius. Taip, tai yra didžiuojamas už nosies ir didžiausia problema yra tai, kad dalis visuomenės kažkaip patiki tuo, bet to nesipriešia. Bet kitas klausimas, ką mes galime padaryti? Ką mes galime padaryti? Nes, aš galiu neiti į parduotuvę, bet jeigu aš vienas neįsiu visi kitiems, tai mano veiksmas nenulems. Tai ką jau negaliu padaryti. Tai, žiūrėkit, neiti į parduotuvę aš negaliu. Pavieniai žmonės ką gali daryti? Aišku, čia aš leisiu savo pajuokauti, išsikraustyti kaimą ir užsiimti ekologinę daržininkystę, ūkininkystę ir patys savo užsiauginti. Bet turbūt suprantame, kad absoliuti dauguma taip negalėtų, nes tai natūralu. Tai, aš dirbu savo darbą ir neauginu savo maisto. Ir už tą darbą, kur gaunu atlyginimą, aš geriau eisiu nusipirksiu maistą. Tai, bet šitoje vietoje valstybės įsikišimas, mano manymu, galėtų būti esminis. Tai pirmas dalykas, jeigu tik tai kas nors, ypatingai dešinieji arba liberalai, laisviečiai, ypatingai mėgsta tą kartot, kad laisva rinka yra tiek laisva, kad į ją negalima lysti ir panašiai, tai, žiūrėkit, valstybė kišasi labai daug. Yra tiesioginiai įsikišimai, kuriuos mes vadiname mokesčiais. Tai jie lemia kainas. Be abejo.
Vien pridėtinės vertės mokestis lemia 21% praktiškai visų kainų, ką mes perkame. Ne? Tai sakyt, valstybė negali kištis, tai yra nesąmonės kalbėti. Arba meluoti, arba nesuprast, kas dar yra blogiau. Tai melagis bent jau supranta, kad jis meluoja, tas, kuris nesupranta, dar blogiau. Bet yra netiesioginių dalykų, yra krūvos netiesioginių dalykų, kur valstybė yra, mes patys net matyti dažniausiai sunkiai suvokiame, kad tai nulėmė vis tiek galutinę kainą. Žiūrėkite, įvairius higienos reikalavimai. Reikalavimai, tarkime, maisto, net ne maisto, o tiesiog transportui, ne? Turi būti vis euro 5, euro 6 ir panašiai, visa tai įtakoja kainą. Reikalavimai minimaliam atlyginimui. Taip? Visi, kas susiduria į grandinę, į gaminimo grandinę, tiekimo ir pardavimo, lygiai taip pat. Tai valstybė čia įtakoja. Ir valstybė tą puikiai žino, puikiai supranta, įtakoja kainą. Dabar, kurioje vietoje valstybė pasirinktų tokią įtaką, kad galėtų mažinti ir ar nori tą daryti. Va čia yra esminis klausimas. Tai šiuo metu noro nėra. Aš manau, kad noro nėra. Tiesiog nėra. Tiesiog jo nėra ir viskas. Šiuo metu yra atvirkštinis noras. Tai yra ir apie tai, ne tai, kad stipriai garsiai kalbama, nes matyt dar nėra sutarimo, bet apie tai kalbama, kad mes norime gynybos prasme keisti mokesčius. Ypatingai galbūt pridėtinės vertės mokestį didinti. Dar labiau padidins maisto kainą. Akivaizdžiai iš karto, aš manau, netgi prezidentui nepasirašius dar tokio įstatymo, jau maisto kainos pakiltų. Nes bet kuris prekybininkas sakytų viskas, Seimas jau priėmė įstatymą, nors jis dar neįsigaliojęs, dar ten įsigaliojimas būtų po pusmečio, viskas. O po pusmečio dar kartą pakiltų, nes jau įsigaliojo, kitos aplinkybės. Tai va šitas dalykas, noras, valia kažką tai daryti ir tada ieškoti, ką daryti. Nei to šiuo metu nėra. Kas bus tas kitas kadencijai, kitoj kadencijai noras ir valia atsiras. Žinot, čia vėl irgi, visiškai teisingai kalbant, tai yra, sudėtingi klausimai. Jeigu bus plati koalicija, ar pavyks visiems susitarti, kaip matom ir dabar sunkiai valdantiesiems eina susitarti. Klausimas lieka tas. Aišku, jūs pasakėte apie reguliavimą, kurį dalis sudaro galutinės kainos, bet yra ir kitas dalis, pavyzdžiui, toj pačioj Suomijai, kur yra didesnis gyventojų skaičius. Vienas iš didžiausių prekybos centrų su didelė valstybės įtaka yra tas Prisma. Čia kažkada veikia. Man atrodo, Lietuvoje veikiantis prekybos tinklas, galiu čia dabar, gal ir klystų, Rimi, jisai yra dalinai su Norvegijos vyriausybės kapitalo dalymu. Galiu ir klysti, bet yra valstybė, jeigu nori turėti įtaką, jinai turi turėti instrumentą. Dažniausiai tas instrumentas jau kainos, tai turi dalyvauti mažmeninėje prekyboje. Galbūt būtų logika, kad valstybė kažkur, kažkokį savo prekybos tinklą įkurtų. Nes mes išbandėm įvairius modelius, niekas neveikia. Aš atsimenu, buvęs vienas ministras pirmininkas kalbėjo, kad savaitgaliniai turgeliai sumažins kainas. Nesumažins jie kainas, per maža apimtis. Ką jūs galvojate, pavyzdžiui, tokio valstybės įėjimą? Ar čia būtų, kaip nusižymimas laisvai rinkai ir mirtina nuodėmė? Kodėl? Tai čia tik tai viena dalis, arba vienas sritis, kur valstybė gali įeiti. Ir žinot, kaip čia, jeigu nenori nieko daryti, tada užsidengia tokiu lietsargiu pavadinį laisvąją rinką ir viskas, ir nieko nedara. Bet laisva rinka, kaip ir sakiau, jinai ten labai laisva, nes jinai ganėtinai stipriai pati reguliuojama valstybės įvairiausiais įstatymais. Kad yra antimonopolinis, aišku, jie turi būti taikomi tinkamai ir gerai. Tai čia valstybė irgi turi savo parodyti jėgą ir raumenis. Bet žiūrint iš šitos pusės, tai galbūt per tinklą, galbūt per atitinkamas prekes ir jų sąrašus. Žiūrėkit, mes dabar turime tą patį maisto banką, mes turime kiekvienos savivaldybės socialinės paramos centrus, turime skyrius, turime panašiai. Ir juk mes matome tą patį. Valstybė aiškindama, kad niekur nesikiša, jinai 100 000 žmonių užtikrina per pašalpas ir per kitą tos pačius maisto produktus. Tai ir vėl grįžtam prie to paties. Valstybė kišasi, valstybė daro, tik truputį kitaip. Matyt, kad jau visai galutinai nesteigti, kaip jūs sakėt, savo prekybos centrų ir panašiai. Bet gal nereikia tų prekybos centrų, galbūt valstybė gali užtikrinti lygiai tą patį, tarkim, kompensaciją už minimalų krepšelį, kažkokią. Tarkim, galima sugalvoti
patogesnį modelį, kuris bus pigesnis negu statyti pastatus. Nu, vat, atsimenat, kaip buvęs sveikatos ministras Veryga norėjo valstybinės vaistinės daryti. Taip. Nu, galbūt vienas kelias, galbūt kitas, bet per pabandymą, per gerą praktiką, pasižiūrėjus, kaip kas veikia plačiame pasaulyje, galbūt galima rasti kelią. Koks jis dabar turėtų būti, labai sudėtinga pasakyti, nes išėjęs su idėja, tu jau turi išeiti, žinot, kaip su vizija, strategija, taktika ir jau numatytis konkrečiais veiksmais. Tai šiuo metu taip, šiuo metu jų nėra, bet pasakyti, kad jų nėra, nes viskas yra neįmanoma ir tai... Bet Eugenijau, yra ir kitas dalykas, kuris yra pakankamas svarbus. Jūs dabar kalbat, kad iš tikrųjų valstybė gali daryti įtaką, daro įtaką ir kad tam tikra valdžios sluoksniuose yra tam tikras suvokimas, kad kurių dalykų jinai neturi daryti, nes neturi daryti. Ir tada, kada jūs apie tai kalbate su eiliniais žmonėmis, su politikais, ar nežiūri jūs taip kaip į keistuolį, kuris sugalvojo kainas čia reguliuoti mums? Tai taip, porą kartų televizijos diskusijose, jau senokai buvo, bet ypatingai su liberalių pažiūrių politikais, tai iš karto, ta prasme, yra tokia daro aliuziją, tarsi aš noriu grįžti, žinote, kažkaip. Sovietinių kainos, tautologų laikus ir panašiai. Taip, tai visiškai to nenoriu daryti ir nesiruošiu daryti, tai ir socialdemokratai niekada nesakė, kad reikia atsisakyti rinkos kaip tokios, verslininkystės, verslininkų ir panašiai. Čia valstybė turi reguliuoti, valstybė kaip tokia ir valdžia kaip tokia, jinai identifikuoja problemas. Aišku, jinai žiūri į priekį, bet ne tik tai į priekį tu žiūri, kas šiandieno yra. Šiandieną turime problemą, tu jas identifikuoji ir vėl klausimas toks, tai arba tu jas sprendi, arba tu sakai, čia yra neišsprendžiamas ir aš jų nespręsiu. Ir tada aš į ateitį pradedu žiūrėti. Bet nei viena valdžia taip nedaro. Ateitis, lygiai kas yra ateitis, yra šiandienos problemų išsprendimas. Kad ateityje jų nebūtų. Bet ateityje, aišku, bus kažkokios kitos, bet aš noriu šitas išspręsti. Tai jeigu aš jų atsisakau spręsti, jos niekur nedingsta. Ašgi nemažas vaikas, nepasakysiu, kad užsidengiau ranką ir manęs nieks nemato. Viskas, jau slėpynės žaidžiu. Bet kartais atrodo, kad valdžia, daugelis valdžių žaidžia tokias slėpynės. Nėra problemos ir viskas, aš apie jas nenoriu kalbėti. Jos yra. Tai jeigu grįžtume prie to maisto, tai galbūt galima su didžiaisiais prekybos tinklais. Aš tikrai negirdėjau jokių oficialių pareiškimų per beveik 4 metus, kad valdantieji būtų išreiškę norą arba tikrai būtų susitikę su didžiaisiais maisto prekybos tinklais ir jų valdytojais. Galbūt galima daryti vietoj maisto banko, galbūt galima daryti, kad valstybė įsipareigoja, žinodama, kam reikia pagalbos, žinodama, kiek reikia pagalbos. Tai jau mes prieinam prie to, kad tu gali apskaičiuoti ir pamatuoti. Galima steigti atitinkamus skyrius, kur tas žmogus, kuriam reikia ir tiek, kiek reikia, jis gali imti atitinkamus produktus, ten pakuokit juos kaip norite, paprastai, baltą popierių, koks skirtumas. Jis gali gauti tą kainą, kuri jį tenkintų, ta prasme, kuriem nereikėtų permokėti. Bet toks žmogus kaip aš, kuriam viso to nereikia, aš einu ten, kur noriu ir perku, ką noriu ir už kiek noriu. Vat ir viskas. Ir aiškinama tą, kad žmonės pasijus, žinot, aš suprantu. Žmogaus orumas labai svarbus dalykas. Bet pripažinkim, kad orių gyvenimo sąlygų per 34 metus kiekvienam Lietuvos gyventojui mes nesugebėjom sukurti. Tai jeigu nesugebam sukurti, tai aš dabar negaliu nusigręžti nuo tų, kuriem nesukurtos orios gyvenimo sąlygos ir sakyti, žiūrėkit, jūs negalite ateiti į parduotuvę ir atskirą skyrių, kur jum pigesnės prekės, nes jūs įsižeisite. Tai pirkit brangiau, klausykit, čia ne argumentacija yra, labai keista, o taip tai nesijaus įsižeidęs, ne? Jo, o dabar žiūrėkit, o jeigu dar plačiau žiūrėt, nebėjom apie ką jūs sakėt, kad tas yra problemos, kaip politikai, jie turėtų pasižiūrėti, kokios yra problemos, kokios laukia problemos ir galbūt netgi užbėgti už akių, kad tos problemos nebūtų tokios didelės arba jos iš vis nekiltų. Ar yra kažkokios problemos, kurios Lietuvoje mes mažai dėmesio skiriam. Mes, kaip jūs sakėte, tas vaikas, užsimerkiam, kadangi užsimerkiam, nieko nematau, reiškia, tų problemų nėra, nors jos iš tikrųjų yra ir auga. Ar būtų kažką, į ką jūs sakytumėt, reikėtų atkreipti dėmesį? Taip, kainos vienas iš tų problemų. Buvo svarbus dalykas. Taip mes kalbėjom šiandien apie populiaciją. Dar kažkas būtų tokio? Aš manau, problemos negalėčiau pasakyti, kad
o taip staiga galiu, žinot, iš kišenės išsitraukti ir sakyti, štai čia nešiau 20 metų, neplaudama šito klausimą. Taip, ne, taip nėra. Iš tikrųjų, nu, kas gerai, kad politikai iš viso spektro vis tik ištraukia visas problemas, kai kurios, pripažinkime, yra dirbtinai sukurtos pačių politikų, nežinau, turėčiau apie ką kalbėti, bet problemų spektrą tikrai žino, bet turbūt panašu, kad pati svarbiausia problema ir galbūt ne tik tai Lietuvoje, galbūt jinai gilėja turbūt visame, bet išsivyščiusiame ir gerai gyvenančiame pasaulyje, turbūt praleidžiama matyti pro akis ir sunkiai suvokiama, ką galima padaryti, tai matyti vidurinės klasės skurdėjimą arba judėjimą link skurdėjimą. Tai yra, ir čia kažkur tai kažkas tai praleista. Aš asmeniškai nesu ant tiek dar įsigilinęs, kad galėčiau vienas atsisėsti ir argumentuoti pasakyti, kas praleista ir būtent ką galima būtų padaryti, bet matyt praleista. Ir vidurinės klasės ir mažėjimas, ir skurdėjimas panašu veda prie prastų politinių rezultatų. Tai yra tada labai lengvai pradeda kelti įvairios radikalios idėjos. Ir radikalios ir dešinėje, ir kairėje, tokius, žinot, su labai radikaliom idėjom, bet abidvi radikalios idėjos iš abiejų spektrų veda prie to, kad, žinot, reikia, žmogus turi tarnauti valstybei arba žmogus turi tarnauti idėjai. Ir mane tas labai gąsdina. Tik aš sakau, aš taip nesakau, bet kai kas nors pradeda sakyti, kad žmogus turi tarnauti, tai reiškia, aš žmogui ruošiuosi uždėti, žinot, grandinę ir siūsti į ten, kur man reikia, bet ne ten, kur žmogus nori. Tai man labiau patinka, kad žmogus daro tai, ką jis nori, bet su nedidelė valstybės priežiūra, kad nepridarytų kažkokių nesąmonių. Tai va, tai vidurinė klasė ir jos dydis parodo, ant kiek yra savarankiški žmonės, ant kiek jiems patinka ta valstybė ir pagaliau ant kiek ta valstybė gerai sureguliuota. Ir vat, mes jos neturėjome sovietiniais laikais, nes sovietiniais laikais, žinot, iš vis klasių kaip tokių nebuvo, galima taip sakyti, bet ar per 304 metus kažkiek sukūrėme ir dabar smingame po truputį žemyn? Vat šitas turbūt klausimas labiausiai turėtų ir dominti, nes žiūrėkit, čia yra ir klausimas savo, kaip politikui, kaip politinės jėgos atstovui, jeigu aš nieko nedarysiu, konservatoriai kaip tradicinė partija nieko nedarys, liberalai kaip tradicinė partija nieko nedarys, atsiras netradicinės partijos, kurios nežinia, ką darys. Taip, aš pasiūlys receptus, kurie bus komunikaciškai patrauklus, bet nebūtinai realiai įgyvendinami ir patrauk žmonės. Čia faktas, nes ką jūs sakote, tai iš tikrųjų be galo svarbu ir čia yra daugybė studijų parašyta. Vidurioji klasė kai kur menksta, kai kur didžiausia, pavyzdžiui, problema yra Jaško Munkas, toksai, jisai Amerika, bet iš Vokietijos teoretikas, sociologas, jisai parašo labai paprastą dalyką, kad ilgą laiką vakarų Europą ir Ameriką gyvena pagal principą. Vaikai gyvena geriau negu jų tėvai. Iki dabartinių laikų, kada jų vaikai gali gyventi taip, ne tik kad geriau negu jų tėvai, bet netgi blogiau. Ir tai sukelia vidurinės klasės sunkumą. Ir turi remti vaikus. Taip, ir tada randasi jau tos problemos. Amerikoje kaip Trumpo ir America Fest, jie aptariant kaip Fordoršinai ir taip toliau. Ir aišku, jos yra tos problemos ir Lietuvoje. Jos be galo svarbios ir čia, socialdemokratų, toks, pasakyti, turbūt tam tikra misija yra apie tai kalbėti ir žiūrėti, kad, tuos sprendimus, nes, jeigu mes nespręsim, jeigu mes nematysim, nieks kiti nematys, tai tos problemos savami nesispręs, bet jos ilgės ir didės. Ir čia iš tikrųjų labai dėkingas už tai, kad jūs būtent taip pasakėt apie tą vidurios klasės menkimą. Gerai, paskutinis klausimas. Pradėjome nuo rinkimų, pabaigime rinkimais. Europos parlamento rinkimų. Kas yra geras rezultatas Europos parlamento rinkimuose? Jūsų nuomonės, socialdemokratas. Tai žiūrėkime realybę. Tai aš norėčiau, kad nuo Lietuvos būtų daugiau atstovų. Tai ne 11, bet, kaip sakant... Bet yra kiek yra? Yra kiek yra. Nieko kito nepadarysi. Jeigu labai būtų geras, jeigu sugebėtume padvigubinti savo atstovų skaičių. Tai 4. Iki 4. Tai būtų tikrai... Rašom 10 tada. Tada būtų tai 10. Kokia bus realybė? Na ir vėl,
tikrai negalime pasakyti, kaip ir sakote, ir žiūrint, tai ką tik mes pakalbėjome, ir matydamas, kiek registruojasi tokių politinių jėgų, kurias keista būtų suvokti, kad tai žmonės norintys dirbti darbą europinio lygmeniu, kurie net Lietuvos lygmeniu labai keistai atrodo, ta prasme, yra per daug radikalūs ir per daug keisti, ir ypatingai, kurie, žinot, toks savo politinėmis pažiūromis neigia pačią Europos Sąjungą, ne? Tai labai keistai atrodo, tai ar jie eina tenai, kad sužlugdyti ją, griauti iš vidaus. Tai vat, šiuo atveju norėčiau palinkėti ir mūsų partijai kaip tradicinė, ir kitom tradicinėm vis tik atstovėti savo vietą ir dirbti gerą tradicinį darbą, nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai tikiu Europos Sąjungą ir Europos Sąjungos pats veikimas, man atrodo, yra labiausiai ir yra socialdemokratinis, nes jis yra apie ką, jis yra apie solidarumą ir viens kitą palaikymą. Ir neigti, kad Europos Sąjunga nieko nedavė Lietuvai. Žinot, teko dirbant savivaldybėje ne kartą būti tose šalyse Europos, kurios nėra Europos Sąjungos narėmis, nėra radikaliai nei už, nei prieš nusistačiusios, bet nėra Europos Sąjungos šalis. Ir bendrauti su žmonėmis, kurie nenori tenai pakliūti. Ir jų argumentacija tokia keista, žinot, ką jums davė Europos Sąjunga, ką jums davė? Jūs viską praradot, jūs praradot savo nepriklausomybę. Ir tada labai sunku žmonėms paaiškinti, kad nepriklausomybė kaip tokia, jinai nėra tik tai, kad tas suvokimas, kad aš pas save turiu viską ir likęs pasaulis gali pradingti, nieko nereikia. Kai kada nepriklausomybė yra, nuo tavęs niekas nepriklauso. Tai yra nepriklausomybė. Tai va, dėja, aš jiems tą pasakydavau, žiūrėkit, jūs tikrai esat nepriklausomi, nes niekam jūs nereikalingi, apart tų valstybių, kurios galėtų jūs užkariauti, pavergti ir pasunaikinti. Bet laisvam pasauliu jūs neįdomus, nes jūs tokie keistuoliai kartais esate, priešinatės tam tiem dalykam ir laisvas pasaulis puikiai tai jaučia. Tai būti tikrai nepriklausomam ir demokratiškam reiškia turėti lygiai tokių pat kaimynų, sąjungininkų ir tų, kurie tave remia. Arba gali paremti, kai tau blogai. Tai čia nebūtinai reikia apie karą galvoti. Dažniausiai parama yra kokia ekonominė parama. Pagelbėjimas parama tai yra noras, kad kaimynas gyventų taip pat gerai kaip aš. Tai yra džiaugtųsi taip pat kaip aš ir būtų toks pat geras kaip aš. Ir čia prisideda kitas pliusas. Tai jeigu aš jam padėjau, jis taip pat gerai ir panašiai, aš užsitikrinu sąjungininką, o ne būsimą priešą. Ne? Aš iš tavęs nieko neimu, aš tavęs nedusinu, aš tavęs nepresinguoju, neperku iš tavęs tik tai žaliavas, o už tai neduodu, karoliukų, kaip prieš 500-600 metų, nelygiai reiškia, viskas lygų, gražu ir gera. Ir reiškia, aš suprantu, kad gyventi sąjungo tokioje, kur visi patenkinti ir gerai gyvena, yra daug geriau, negu atsiskirti ir viską aš pats darysiu, tik tai pats. Čia buvo Seimo narys, socialdemokratas Eugenijus Sigutis. Ačiū Jums. Ačiū. Ir iki kitų susitikimų.